atvykę į mano kanalą. Visų pirma, labai noriu Jūs pasveikinti su pagaliau atėjusiu pavasariu ir manau, kad tai yra pats puikiausias metas pašnekėti apie plaukų priežiūrą. Ir šiandieną šį savo video norėčiau dedikuoti galbūt tiems žmonėms, kurie taip pačiai kaip ir aš kovoja su itin sausais, nepaklusniais plaukais ir itin sausa galvos oda. Ir tiesiog noriu pasidalinti savo istoriją, savo metodais kažkokiais, produktais, kuriuos atradau, kuriuos išbandžiau, kurie man patiko ir galiausiai aš galiu džiaugtis po ilgo laiko jau ataugančiais ir atsigaunančiais plaukais. Ir šiandieną norėčiau tiesiog išskirti 5 pagrindinius aspektus, į kuriuos aš labiau susiorientavau, kuriuos labiau studijavau ir kurių, tarkim, įvedimas į mano rutiną atnešė man geriausius rezultatus. Ir norėčiau pradėti nuo pirmojo, tai yra plaukų plovimas. Mes visos puikiai žinome, kad itin dažnas galvos plovimas gali sukelti galvos odos susierzimą, gali ją išdžiovinti ir išdžiovinti pačius plaukus. Taigi aš jau kurį laiką esu susikūrusi galvos plovimo sistemą, jeigu galima taip sakyti, ir galvą plaunu pilnai su šamponavimu ir kondicionavimu 2 kartus per savaitę. O visas kitas likusias dienas aš tiesiog plaukus arba sudrėkinu vandeniu, kol maudausi duše, arba tiesiog naudoju seno produkto tuščią buteliuką, prisipilu vandens ir tiesiog pasipurškiu ant pačių plaukų, ryte atsikėlusi, tarkim, jeigu neplaunu tuomet galvos ir tiesiog plaukus pasiformuoju prieš tepdama produktą tam, kad jie atrodytų tvarkingiau arba kad nebūtų tokie susivėję, jeigu, tarkim, norisi kažkokio atgaivinimo. Bet, kaip ir sakiau, galvą pilnai su šamponavimu aš plaunu tik 2 kartus per savaitę. Ir aš pastebėjau, kad mano galvos oda tai labai vertino ir jį tikrai mažiau erzinasi, mažiau tapo tokia jautri. Aš kalbu apie pačią galvos odą, kas yra svarbiausia. Ir patys plaukai iš tikrųjų, jie iš savęs tampa gyvybingesni ir jiems nebereikia tiek daug pačių produktų. Antras dalykas, apie kurį norėčiau pašnekėti, tai yra mano mėgstamas mažiau yra daugiau. Ir pritaikydama tai savo galvos odos ir plaukų priežiūroje, aš padariau tam tikrus atradimus, kad atsisakusi tam tikrų dalykų arba juos sumažinusi savo rutinoje, aš gaunu žymiai geresnius rezultatus ir matau, kad mano plaukai atsigauna. Tai pirmasis dalykas, ką aš stengiuosi išbraukti iš savo rutinos ir labai mažinti, tai yra šampūnai su sulfatais. Ir mes žinome, kad sulfatai tai yra gana didelis dirgiklis galvos odai. Ir jeigu jūsų galvos oda yra ne tokia jautri arba nėra linkusi sausėti, tai tikriausiai ir problemų naudojant šampūnus su sulfatais jums nebus. Tačiau aš turiu itin opę galvos, tarkim, odą ir itin sausus plaukus. Ir aš pastebėjau, kad laikui bėgant ir kuo daugiau eksperimentuojant su įvairiausiais šampūnais, mano plaukai vis labiau ir labiau tai reaguoja. Ir kuo natūralesnės sudėties šampūnus aš naudoju, tuo mano plaukai ir ypač galvos oda yra ramesnė ir netokia dirgli. Ir vėliau be abejo papasakosiu apie konkrečius produktus, kuriuos naudoju, bet tai yra pirmasis dalykas, ką aš braukiu iš savo rutinos. Antrasis dalykas tai yra plaukų formavimo prietaisai ir feno aš nesu naudojus jau tikrai net negaliu pasakyti 2-3 metus tikriausiai visiškai savo rutinoje. Ir jeigu žiemos metu, kuomet šalta ir reikia ryte galvą plauti, aš geriau stengiuosi atsikelti valandą anksčiau, kad ir kaip tai yra sunku, bet leisti plaukam natūraliai išdžiūti, negu jo džiovinti su, tarkim, fenu ar net nežinau, kitokiais tai plaukų kažkokiais išdžiovinimo prietaisais. Ir esmė tai, kad turintis itin sausus plaukus žmonės mane supras, ką tai reiškia, kai tavo galvos oda yra itin sausa ir išdžiovini fenu ir tas jausmas, kai atrodo, kad tavo tiesiog visi plaukai traška.
Lygiai taip pačiai netgi toje saulėje kepinti plaukų be priežiūros irgi stengiuosi vasaros metu, tarkim, paplūdimyje, stengiuosi kuo mažiau leisti saulėje tiesioginių spindulių į mano plaukus. Taigi, tai yra antras dalykas. Ir trečias dalykas, ką aš stengiuosi kuo labiau mažinti savo plaukų priežiūros rutinoje, tai yra alkoholis ir sintetiniai kvapai. Tai kaip minėjau ir savo video, kurio nuorodą galėsiu palikti apie veido odos priežiūrą, taip pačiai ir plaukų odos priežiūroje, galvos odos priežiūroje aš stengiuosi naudoti produktus, kurie turi kuo mažiau alkoholio ir neturi pridėtinių sintetinių visokiausių kvapų. Ir kas liečia galvos odos priežiūrą, tai aš tikiu, kad aš atradau būtent tokią sistemą, kuri man kuo šauniausiai tinka ir visi produktai yra visiškai be alkoholio ir be pridėtinių kvapų. Pačių plaukų galiukų priežiūroje aš vis dar ieškau kažkokių produktų, kurie turėtų kuo mažiau alkoholio, nes, kaip ir esu minėjus, alkoholis turi savybę garuoti, tai jeigu turite itin sausus plaukus ir galvos odą itin sausą, pasistengit kuo mažiau jų naudoti, nes jie tiesiog dar labiau išgrėžia viską, ką ir taip jūsų sausa oda vos gali duoti. Tai žodžiu, šitie 3 dalykai mano rutinoje sumažėjo iki tikrai minimumo ir galvos odos priežiūroje visiškai juos išbraukiau, o pačių plaukų priežiūroje aš vis dar juos naudoju, bet tiesiog ieškau ir naudoju vairiausias variacijas, kaip juos mažinti. Ir taip mes prieiname prie trečiojo punkto, tai yra plaukų drėkinimas. Ir tai, ką galiu pasakyti, kalbėdama apie plaukų drėkinimą, tai yra 3 žodžiai. Kaukės, kaukės, kaukės. Esmė ta, kad aš savo rutinoje beveik visiškai nebenaudoju plaukų kondicionieriaus. Aš stengiuosi plaukus drėkinti intensyviomis kaukėmis. Ir tiesiog, kadangi, kaip ir minėjau, plaukus pačius plaunu ne taip dažnai per savaitę, tai man kuo puikiausiai plaukų priežiūroje susinaudoja kaukės, nes jos lygiai taip pačiai galima naudoti dažniausiai pagal rekomendacijas 2-3 kartus per savaitę, tiek kartų, kiek aš plaunu galvą, tai aš vietoj kondicionieriaus naudoju kaukės, nes jos visą laiką itin geriau sudrėkins, jos yra tirštesnės, jos yra riebesnės ir jos daugiau duoda drėgmės plaukams. Kalbant apie natūralias kaukės, tai yra dalykas, prie kurio labai sunku priprasti, prisipažinsiu, man tai buvo tikrai labai didelis iššūkis priprasti prie natūralių kaukių, tačiau jos laikui bėgant atneša didžiausią rezultatą. Ir apie natūralias kaukės kalbant, tai aš galiu pasakyti, kad mano pati mėgstamiausia ir tikriausiai čia kokį 90% moterų, kurios yra išbandžiusios mėgstamiausia, tai yra kokosų kaukė ir šalia manęs yra didžiulis mano natūralaus kokoso aliejaus stiklainis, kurį aš naudoju absoliučiai viskam kūnui, odai, maistui, kokteiliams ir taip toliau. Svarbiausia yra tai, kad kokoso aliejus būtų nerafinuotas ir kažkaip tai neapdirbtas kažkokiu tai būdu ir nebūtų skirtas kepimui ar kažkokiam virtuvės reikmėms. Taigi aš naudoju kokoso kaukės, jas stengiuosi naudoti kartą per 2 savaitės, dėl to, kad kas dar nėra bandę, tai yra gana sudėtingas procesas, nes kokosas yra labai riebus. Aš stengiuosi tą kaukę ištepti būtent tą dieną, kai žinau, kad aš galiu leisti tą dieną namuose. Ir aš įtrinusi plaukus, laikau kaukę apie 2-3 valandas ir tik po to išplaunu. Ir reikia turėti omenyje, kad kaukė įsiplaus tikrai ne taip lengvai, nes kokosas vis dėlto yra grynas riebumas, tai įsiplaus tikriausiai per 2 kartus šamponuojant galvą. Bet tai, ką ilgainiui atneša tokios stiprios plaukų kaukės, pamatysit akivaizdžiai, nes plaukai tikrai natūraliai tampa švelnesni ir minkštesni. Kam nepatinka kokoso aliejus, tai yra įvairiausių kitų gerų aliejų, galima naudoti ir avokado, galima naudoti netgi alyvuogių aliejų, yra pilna receptų įvairiausių aliejinių kaukių internete ir galima bandytis nuolatos. Ir rizika, kad tai kažkokiu būdu išsausins plauką yra beveik nulinė ir tiesiog, sakau, reikia priprasti prie to, bet rezultatai, kurie ateina, yra ilgalaikiai. Ir tokios kaukės, mano nuomonė,
jos daro didesnį rezultatą negu kaukės, kurios yra tiesiog silikoninės ir porą kartų išsiplovus galvą poveikio visiškai nebesijaus ir tai yra tiesiog viršutinis sluoksnis uždedamas ant plaukų. Tai žodžiu, iš kaukių aš naudoju tai, kas dar drėkinimui man labai patinka ir ką aš naudoju reguliariai, tarkim, gerus 2-3 kartus per metus, tai yra plaukų kapsulių ciklą. Ir mano mėgstamiausia šiuo metu neturiu su savimi, su jau sunaudojusi yra Orizing kapsulės ir jos yra, žinau, man rodos, mineralinės, vadinasi, ta jų serija, kuri yra skirta grinai plauko atstatymui ir reikia tepti ne ant pačių plaukų šaknų, o ant plauko ir laikyti, o po to nuplaukti ir naudoti kaip kondicionierių, tarkim. Tai jų intensyvumas yra labai didelis ir jos tikrai labai gerai veikia. Tai jas reguliariai stengiuosi naudoti 2-3 kartus, tą visą ciklą, tarkim, ten būna savaitės, 2 savaičių gali pasirinkti, tarkim, 10 dienų ciklą ir tiesiog kiekvieną kartą plaunant galvą, naudoti tas kapsulės vietoj balzamo arba netgi po balzamo ar po kaukės, jeigu dar norisi to dar didesnio intensyvumo. Ir ketvirtasis dalykas, apie kurį aš noriu pašnekėti ir kuris yra tikriausiai kertinis dalykas, bet kokioje galvos odos ar veido odos ar kūno ar nagų ar plaukų priežiūra, tai yra mityba. Ir šioje vietoje norėčiau išskirti keletą dalykų, kuriuos aš įvedžiau į savo mitybą ir kurie man padėjo prie viso šito komplekto, kurį aš šneku, pagerinti plaukų būklę. Tai visų pirma, pasirodo, išsiaiškinau, ko aš iki tikriausiai, nežinau, metai atgal nežinojau, kad būtent galvos odai ir plaukų augimui labai didelę įtaką turi sveikųjų riebalų kiekis mityboje. Tai pasirodo, aš tikrai visiškai arba labai mažai vartodavau avokadų, riešutų, natūraliai spaustų aliejų, įvairiausių žuvies produktų. Tai visą tai mano rutinoje padaugėjo ir aš stengiuosi jų valgyti kuo dažniau ir kuo didesniais kiekiais. Ir antrasis dalykas, ką aš įvežiau į savo rutiną, kam aš buvau labai skeptiška seniau, bet pabandžiusi ir reguliariai panaudojusi pusmetį, aš supratau, kad tai tikrai daro didelę įtaką, tai yra vitaminų ir maisto papildų naudojimas. Ir esmė tai, kad ir kaip mes sveikai maitinamės, yra metuose periodai, ypač žiemos periodų, kuomet mes tiesiog negaunam visko to, ko mums reikėtų organizmui. Ir ypač kuomet kalbama apie vitaminus. Tai aš jau gerą pusmetį reguliariai kiekvieną rytą įpratau gerti vitaminus būtent plaukams. Ir tai yra, aš naudoju Juvamine, tikriausiai taip vadinasi, tai yra prancūzų kompanijos vitaminai skirti plaukams. Aš manau, kad tinka atradus bet kokios kompanijos vitaminai, kurių komplekse tiesiog yra kuo daugiau vitaminų, kuriuose yra keratino, kuris labai naudingas plaukams. Taigi kiekvieną rytą reguliariai geriu vitaminus plaukams, tai yra tiesiog vitaminų kompleksas. Ir kiekvieną rytą reguliariai geriu žuvų taukus, vien dėl to, kad žuvų taukai reguliariai ne tik imunitetui, bet ir pasirodo plaukams ir galvos odai yra labai naudingi. Ir penktasis dalykas, apie kurį norėčiau pašnekėti, tai yra konkretus produktai, konkretus gamintojai, kuriuos aš atradau, nes kalbėti galima daug, bet vis tiek yra produktai, kuriuos reikia naudoti ir su kuriais reikia plauti galvą ir formuoti plaukus ir tikriausiai yra naudingiausia kalbėti apie konkrečius produktus. Tai iš mano patirties ieškojimo ir naudojimo, mano patys mėgstamiausi gamintojai, tarkim, gaminantys šiek tiek natūralesnės sudėties, sveikesnės sudėties plaukų priemonės, tai būtų visų pirma, pirmoje vietoje kompanija Jason. Jie turi fantastišką šampūną itin sausiai galvos odai, kas turi tam problemą. Jie nėra labai brangus, jų pakuotės didelės ir jų sudėtyje nėra nei mineralinių aliejų, nėra nei pridėtinių kažkokių kvapų, sintetinių ir panašiai. Tai kompanija Jason. Dar mano viena mylima labai kompanija, kurios šampūnus naudoju tikrai jau ilgą laiką. Tai yra Green People Organic. Tai jie turi labai šaunių šampūnų, visiškai be jokių kvapų, tinkančių bet kokiai jautriausiai odai. Taip pat
yra pilna jau lietuviškų kompanijų, kurios taip pat gamina visiškai natūralius plaukų priežiūros produktus, tai yra ir uoga, tai man rodos ir Vivi kosmetika atsiradus, nu žodžiu, tikrai yra paieškant rinkoje pilna tų produktų, prie kurių tikrai yra sunku priprasti, prisipažinkim, natūralūs produktai, jie tikrai mažiau putos, arba iš viso neputos, ir tas dažniausiai mums asocijuoja su blogų plovimu, tačiau dėja taip yra, kas kenčia su itin sausa galvos oda, taip jau bus, kad teks labai rinktis ir teks pakentėti kažkurį laiką, kol įprasit. Nes jeigu realiai aš galėčiau, aš mielai naudočiau DAF šampūnus, kurie kvepia fantastiškai, kainuoja keletą eurų ir puikiai išputoja ir jokių problemų juos rasti ir nereikia užsisakinėti ir toliau, bet dėja nuo tokių šampūnų mano itin jautri oda dar labiau išjautrėja. Tai žodžiu, tie žmonės, kurie turi daug problemų, jie puikiai žino, kad reikia investuoti ir laiką ir reikia investuoti pastangas atstatant plaukus. Tai žodžiu, iš viso šito daug kalbėjimo labai tikiuosi, kad pasakiau kažką sistemingo ir kažką, nežinau, įdomaus ir kažko, ko galbūt norėtumėte išbandyti, turėdami taip pačiai linkusius sausėti ir linkusius reaguoti į bet ką plaukus ir galvos odą. Labai tikiuosi, kaip ir minėjau, kad šitas video buvo naudingas. Labai tikiuosi, kad radote kažką savo artimo, kaip visada, ir iki kito pasimatymo. Iki.